Brangus broliai ir seserys Kristuje. Šiandien gyvename laikais, kai greitis tapo gyvenimo norma. Technologijos viską spartina ir greitina. Informacija ateina akimirksniu. Darbus atliekame greitai, net bendraujame trumpiniais, šypsenėlėmis ar automatiniais atsakymais. Reklamos vis šaukia, šviesos greičiu, greitesnis internetas, padaryk daugiau per mažiau laiko. Taip ir norisi sušaukti klasiko žodžiais. Sustabdykit žemę, aš noriu išlikti. Ar mes tikrai spėjame gyventi? Ar tik gyvename greitai skrolindami? Šiandien noriu pasakyti, aš noriu mokytis gyventi lėtai. O jūs? Aš noriu. Ir ne todėl, kad būčiau tingus, ne todėl, kad bėgti blogai, bet todėl, kad tik lėtai eidamas aš matau, kas eina šalia. Tik lėtai eidamas aš išgirstu Dievo balsą. Tik lėtai gyvendamas aš suprantu, kas esu. Pranašo Elijo istorija iš 1 Karalių knygos yra labai artima šiuolaikiniam žmogui, norinčiam rasti ramybės uostą šėlstančiame pasaulio vandenyne. Elijas uolus Dievo pranašas, tik nugalėjęs Baalo pranašus Karmelio kalne, jis bėga nuo karalienės Jezabelės, bėga į dykumą, pavargęs, išsekęs, atsigula po krūmu ir sako: gana jau viešpatie, imk mano gyvybę, aš pavargau. Kažkur giliai viduje mes pažįstame šį jausmą. Būti išsekusiam nuo pašėlusio lėkimo, nuo lūkesčių, nuo spaudimo būti geriausiu. Elijas tai nesilpnas žmogus. Tai žmogus, kuris pavargo būti visada stipriu. Ir viešpats jį supranta. Dievas nemoralizuoja, nevara, neniekina Eliją. Viešpats duoda jam poilsio ir maisto. Pailsėjęs Elijas keliauja į Dievo nurodytą vietą. Be telefono, be planšetės, be kompiuterio, be navigacijos. 40 dienų, pėsčiomis, vienas, lėtai. Dievas nesugeba. Jis leidžia Elijui eiti lėtai į susitikimą su juo. Šiandien skubėjimas atrodo kaip noras kuo greičiau ir geriau atlikti užduotį, bet dažnai virsta dvasiniu nuovargiu. Kai skubame, praleidžiame svarbius pokalbius, nerandame jiems laiko. Kai skubame, nebeturime laiko pažiūrėti į dangų. Kai skubame, net šeima, draugai virsta užduočių sąrašu, o ne dovana, kurią galime pasidžiaugti. Šiuolaikinis gyvenimas ir naujausios technologijos šį spaudimą tik stiprina. Kiek žinučių neatsakiau, kiek pranešimų neperskaičiau, kiek darbų liko nepadaryta. Kartais atrodo, kad mums reikia ne šventosios dvasios, o greitesnio Wi-Fi. Elijas, keliaudamas į susitikimo vietą su Dievu, neturėjo dar kokių 10 užduočių. Jis gavo vieną užduotį – keliauti iki Dievo kalno ir susitikti su Dievu. Elijas pasiekė Dievo kalną. Jis trokšta pamatyti Dievą. Ir štai Dievas sako: išeik ir stovėk ant kalno viešpaties akivaizdoje. Ir kas vyksta? Audra, dreba žemė, šėlsta ugnis, bet viešpaties ten nėra. Tik tyliame vėjo žvelgtelėjimą Elijas išgirsta viešpatį. Dievas nesirinko triukšmo, efekto, greičio. Jis kalba tyloje, švelniai, lėtai. Dievas sako: tu mane sutiksi ne tada, kai viską padarysi, bet tada, kai sustosi ir būsi. Dievas visada kūrė lėtai. Prisiminkime, Dievas sukūrė pasaulį per 6 dienas, ne akimirksniu.
nors galėjo. Ir būtų viską padaręs. Vienos pirštų spragtelėjimų. Tačiau kūrė 6 dienas, o 7 ilsėjosi. Dievas išvedė Izraelį iš Egipto ir vedė į pažado žemę 40 metų. Mes žinome tas aplinkybės, tačiau juk Dievas galėjo visą tai sutvarkyti ir per 4 dienas. Kam reikėjo vesti tautą 40 metų? Jėzus laukė 30 metų iki tarnystės pradžios. Nepradėjo nuo vaikystės. Tai Dievo ritmas. Neskubus, bet dalykas. Negreitas, bet užtikrintas. Viešpats sako, tau nereikia visko suspėti. Tau reikia būti mano artumoje. Tau nereikia būti geresniam už kitus. Tu esi mylimas ne už tai, ką padarai, bet už tai, kad esi Dievo vaikas. Evangelija nėra žinia apie pasiekimus. Jie apie Kristų, apie mūsų buvimą Kristui. Jėzus nesirinko triukšmingų pergalių. Dažnai po išgydymo jis sakydavo niekam nepasakoti. Jis nesivadovavo efektyvumo principais. Jis sustodavo prie ligonio, prie nusidėjėlio, prie vaiko. Jis skyrė laiko visiems. Jis gyveno lėtai ne todėl, kad negalėjo greitai, bet todėl, kad meilė neskuba. Pirmame laiške korintiečiams apaštalas Paulius rašo: meilė taikli, meilė maloninga, ji nepavydi, meilė nesididžiuoja ir neišpuiksta, ji nesielgia netinkamai, neieško savo naudos, nepasiduoda piktumui ir pamiršta, kas buvo blogo. Meilė tai nesprintas, tai ištikimas, ramus, lėtas ėjimas. Tai Dievo kelias. Šiandien, kai technologijos ragina skubėti, mes krikščionys kviečiami būti lėti. Ne iš tingumo, o iš meilės. Ne dėl neveiklumo, o dėl gilaus buvimo. Pabūkime bent 10 minučių per dieną be telefono, be triukšmo. Tiesiog Dievui. Perskaitykime vieną Biblijos eilutę ir pabūkime su ja. Neprivalome jausti, galime paprasčiausiai būti. Melskimės ne tik už kažką, bet su kažkuo. Būkime su Dievu kaip su artimu draugu. Galų gale pasivaikščiokime gamtoje be tikslo. Ne dėl kalorijų ar žingsnių skaičių, dėl sielos. Stebėkime aplinką, gamtą, medį, dangų, paukščius, kvėpuokime, dėkokime. Turėkime lėtą vakarienę su šeima. Kada paskutinį kartą tokią turėkime? Net be televizoriaus, be telefono. Juk valgymas tai šventas, bendrystės metas. Atleiskime savo, kad ne viską padarėme per dieną. Net Dievas ilsėjosi. Atsipūskime. Leiskime savo pabūti lėtiems. Brangieji, Dievas pasirodė netriukšmingai, be fejerverkų, be lazerių šou, ne kaip žemės drebuliai, ne kaip ugnis, ne kaip audra. Jis atėjo kaip švelnus vėjo dvelksmas. Jo nenufotografuosi, neužfiksuosi, neįrėminsi ir nepalaikinsi. Jį gali tik išjausti, išgyventi ir pabūti maldoje. Tad šiandien paklauskime savęs, ne ką padariau, o ar buvau? Ar buvau su Dievu? Ar buvau su artimu? Ar buvau su savimi? Lėtas gyvenimas yra ne priešingybė veiklumo. Jis prasmės pilnas gyvenimas Kristuje. Ir tai gera naujiena mums, kurie pavargome skubėti. Leiskime mūsų sieloms atsitraukti. Išdrįskime gyventi lėtai. Nebijokime ilsėtis viešpaties artumoje. Dabar visi pavargę nuo vedimo sako: Amen.